toks visiškai gavosi nepasirašta išvyka. Žodžiu, čia yra Jasios kaip ir parkas. Nežinau, koks ten titulas yra. Upė? Čia jos slėnis yra, jo. Ir mes matysim tą upelę. Tenais yra kovotojo Kiuderio mėgstama teritorija. In his natural habitat, gal užklupsim netyčia. Gal užklupsim vienos atspaudimus bedarant. Linkėjimai. Šiaip dabar kaip tik tokia graži diena išpuolė toks momentas dienos, nes vakar tai buvo žiauriai apsiniaugę. Tai dabar šiaip sąlygos susiklostė tai pačias geriausias, kokias tik įmanoma. Tai reikia tikrai išnaudoti. Ir mes atsibūdam šiandien panašiu metu kaip vakar, kai dirbam iki 6 ryto. Jo, šią naktį nežinau, kiek valandų čia mėgojom, jeigu gaunas, kad nuo kokios 1 iki 11, ne? 10 valandų tokį tai išmėgojom dvigubai ilgiau. Man atrodo, kad čia anksčiau buvo dar kelias. Gerai, pamenu, nes šitą neatsimenu tokio struktūros čia. Nu čia formuojas čia gal žemyn koks namas netyčia. Čia ir krentam jaučia. Čia plačiai taip. Su kedžikė kokia būtų suėję. Nu jo, paskutinę valandą. Nieka, prisipūsim čiužinį. Galima prisipūsti, jo, bet vienas turės kažkuris būt apsvaigęs. Ai, čia su Borna. Su liežuviukais. Su tom liežuviukais, ten kaip jūs ten daro. Bučiuoti. Aš nežinau, gal yra tas, kur galima Kiš, tiš. Pradėsim nuo bulvių košės paprasčiausias. Kas kuta bulvės? Nu tai davai, tada vieną bulvę viens, kitą kits, kažką komandiškai. Pradėk tu. Bet tai kokį darmio memosanas susiveikė. Čia aš taip įsivaizduoju, kad mes dviese tilpsim per ilgi, bet gal nors bandysim. Tai manau tilpsim. Abudu užsėsim, jisai prisipūs. Nu, jo, tai idėja buvo pasidaryti kažkokį lagelį kartu su pusbroliu. Haida, nepasakiau, čia mano pusbrolis. Su juo keliavom į Taliną į pirmąją didesnę išvyką su dviračiais. Dar buvo Aukštaitija. Jo, Aukštaitijos video, ten jo dar apie jį šnekėjau, bet ten buvo realiai mūsų dviračių eros pradžia. Ten, kai keliavom, užsitaisė dviračiai tiesiog paprastos kuprinės, ten su visokiais diržais. Tokį pasidarysim šiandien kulinarijos šou. Čia bus gera praktika, kai išvyksiu į savo tą didžiąją kelionę į Europą, kuri bus pavasarį, čia gal kokie. Ne, dar nesakysiu kada, bus atskiras video su daugiau detalių. Jo, ten daug gaminsias gamtoj. Palyginus čia kaip kūčių vakarienė bus su to, ką tau ten teks valgyti tikriausiai. Bet aišku, manau, kad norės ir pasilepinti vieną kitą kartą, kur nors ant kokią skardžią. Nu jo, kad faktas, kad šitaip karališkai tikrai nedažnai aš gaminsias. Bus jaučiu koks bomžpakis su sasyska ir dar gal su kokiu svogūnu. Jeigu jausis labai. Jeigu geresnė diena šviesesnė bus. Tai... O, jau verda.
biškai bandom freestylint savo sofą, kad čia mums funkcionuotų abiem. Kai abu sėdėsim. Ei, čia taip tada biu. Jo, čia reikia atsargiai. Nu, sėdėk vienodai. Gerai, dabar sudedam viską į vakarus. maišiuką. Ir šitą dėžutę, bus gaminamas pagrindinis patiekalas. Apvaiskinkime ją, viską tvarkime į maišelį, į šiukšliadėžę, saugojama tausojama gamta. Į plastikinį maišelį. Bet tai čia dar klausimas, kas geriau. Yra viena grupė žmonių, kur sako, kad tipo, papirinis dar blogiau, nes nes plastikas yra, tipo, atsirado tam, kad jisai būtų naudojamas daug kartų, o popierius, tipo, medžiai, taip toliau, nežinau. Čia ne mano nuomonė, čia tiesiog yra tokia nuomonė. Iš karto apsisaugom. Aš nuomonės iš vis neturiu. Turim kažkokį prieskonių. Jau čia šitą galą nesudedam. Viską, va, prieskonius, česnoką papjaustum iškart čia, ar... Česnaką, jo, reikia paskui keptuvę? apjausti turbūt. Ne, jo reikia į skūrą. Su skūrai keptuvė. Tai gal jau galima suprasti, ką mes čia bandom daryti. Iš to, ką mes šnekam. Gerai tada. Iš nužudimo įrankio rankose. Oi, gerulis bus. Jis toks tąsus, jis toks kruvinas. Da, gyvas beveik. Gerai, kad jis viską sugeris, nes tavo dabar sklendžiaus. Jo. Aš dabar toks biškė esu. Ligot. Vėjas papūs ir susirgsi gripu. Paimėlėkštis, ne? Ką? Paimėlėkštis. Oi, ramus. Pastavėlėkštis. A tu man sakė įsidėti? Šnekėjom, kai įsidėsim? Ne, pasiimti. Ne. Nu, eilinis iki, nieks neruošta. Ne pirmas kartas. Valgysim iš delno. Užteks tiek sviesto, kažin, kiek čia. Reikia prapakuoti. Dabar. Žiūrim, kiek čia to sviesto turim. Smek. Gerai. Op! Nu čia išlipti tikrai sunku. Ai! Va čia. Eina savo, žiūrėk čia kaip garuoja žemė. Kai ant geizeras ir tada įsivers gali. Jo. Padukiau šiandien nusisvilinai. Kažką čia jau jaučiu, kad šilta. Tai tada dedam iškart šitą. Geizeru. Uždengiam baldus. Košė gimsta po truputį, steikas po truputį miršta. Siela palieka. Embrionas. Ten nešventa. Ten tik į Patreoną dėsiu, kai turėsiu. Pala, pieną, jau įbiliai tie pienas? Jo, pienas įpiltas. Čia tu čia irgi nenuturės, nepalik pielos, net nefilmuoju. Oi. Jo. Čia tu filmuoji? Что ты пофилма?
tas jau šiaip, manau, gal ir jau dan. Kad po to nebūtų sausas, reikia jau imti laukam. Bum. Dedamės. Nepaliekam. Sloganą man negali valgyti, tai aš valgysiu tiesiog taip. Aš šalt rangom jau. O tai gal dėti tą mėsą čia? Ne. Tada jis tą savo šlapumą, žinai, perduos, neišgaruos niekur. Ir kaip tik dar suteiks biški... Tada bus bulvių košė visa kruvina. Nu jo, bet tas sunku bus pjausti ten. Ok, tada bandom pjaut gal, ne? Jo. Bandom. Kad čia neperpjausiu Ne. plastiko. O dar šitą žalumą turi per akis šiaip. Jo. Oi, kapsūrų. Miški. Gal šitas mažiau buvo... Šitas buvo pirmas tas, kuris... O jokių savo skonio yra. Kaip joks ir jaučias. Nu, dar ir kur pasitemt mum. Trūksta druskos. Visai tai. Nu tai žodžiu, tokį vakarienį. Šiandien aš tai rimtai, jaučiu dedu į bulvių košę tą mėsą. Bet ne, kaip čia atrodyt, blema, kai kokie paršiokai. Kai kokie... Nu jo, gal reikia kaip žmonės. Nu šį kartą bent šakutės turim. Improvement. Eina, savo nusileido saulė. Bet blema kaip skanu iš tikrųjų. Žiauriai, jau valgyt norėjau. Bet šiaip antras gabaliukas nebe toks jau sūrus, gal ten ant krašto tai buvo. Tas jau vėl sūrus. Eina sauros marinos, kai gerai. Nu tai dabar man negalima pjaut? Galima. Nesąmonė čia. Staigas gitame yra smėtas, ten jo kraujas, taigi galima įgert. Ar aš klystu? Visas tu gali su juo daryti. Ai, kaip atrodo. Ten jie šneka tik šnekėt ten jie. Savo ten visokių propagandų prisigalvoja. Visai vaibas ir be tų lėkščių valgyt. Rodom kamerai. Išsifreestylint. Nu, aš tai skaitau, kad čia man tobula. Da geriau su raudona kaina radom mėsą raudoną. 5 €. Už mėsą. Euras už visą kitą.